pasirenkame Open, galime pasirinkti teksto editorių. Yra vienas būdas. Failą atidaro MD formatu ir mes galime jį koreguoti ir išsaugoti. Kitas būdas, MD failą galime įkelti į klodą, paprašyti, kad jį nuskaitytų arba paverstų į PDF formatą. Failas buvo paverstas į PDF formatą ir mes galime jį nuskaityti. MD failo įkelimas į projektą. Pasirenkam savo projektą, pasirenkam žinių bazę kaip pavyzdys, įtempiam failą, įkelk į aplanką ir jisai įkeliamas į aplanką. Galima tiesiogiai atsidarius projektą, MD failą galima įkelti tiesiogiai į projektą. Pasirenkam projektai. Svarbu, kad mūsų projektas turėtų lokalią aplinką, kur būtų nurodoma aplankas. Atsidarius aplanką galime įkelti failą į pokalbio langą ir pasakyti įsikelk failą. Ir jisai dabar atliks veiksmus su juo ir įkels į atitinkamą aplanką.